tarybų socialistinių respublikų sąjungos, komunistų partijos centrinio komiteto generalinis sekretorius, darbininkų tautos vadas Josifas Džiugašvilis Stalinas paskelbė lietuvių darbo tautai pradėti grįsti naują komunizmo kelią į naują socializmo erą. 1918 metais tarybų liaudis, būsima tarybų liaudis pasirinko kelią į komunizmą ir padarė teisingą žingsnį. Tačiau ne visas valstybės nuėjo šio keliu. Kapitalistiniai, imperialistai ir kraugeriai amerikiečiai ir kitos darbininkų engėjų nacijos bijo ir nenori, kad egzistuotų garbinga tarybų liaudis, darbo liaudis, mylinti darbo liaudis ir taikos liaudis. Mes kūrėjai, todėl nuo šiandien aš skelbiu naują kursą į industrializaciją, į jungimąsi į kolūkius. Tai gyvuoja Lenino partija. Sekime visi Stachanovo pavyzdžiu, kuris viršydavo planą 3, 4, netgi 5 kartus. Planai neturi būti įvykdyti, planai turi būti viršyti. Taigi, te gyvuoja partija, te gyvuoja jos vadas Leninas, te gyvuoja socialistinės Markso idėjos. Už sekančių metų derlių priešakiniai rajono kolūkiai, rūpindamiesi ateinančiųjų metų derliumi, organizuotai vykdo rudeninį arimą. Žymę pagalbą ariant dirvas kolūkiams teikia Pasvalio MTSS mechanizatoriai. Traktorininkas Česlovas Babrauskas kolūkyje traktoriumi DT54 kasdien suarė iki 8 hektarų žemės, esant 5,6 hektaro normai. Šiame kolūkyje jis jau suarė daugiau kaip 80 hektarų dirvų. Pabandysime pakalbinti vieną iš darbo didvyrių. Labą dieną, ką taip kalate? Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Prašom prisistatyti. Su Česlovas Babrauskas. Draugė Česlovai, kiek šiandien viršijote planą? Na tai apie 4 hektarus ryte ir apie 4 hektarus dabar po pietų, tai iš viso apie 8. Ar dar viršysite šiandien planą? Na, visų pirma, kiek technika leis, viršysi, man atrodo. Aišku, labai malonu buvo pakalbėti su tokiu žmogumi, kuris kasdieną stengiasi dėl tėvynės. Stojęs į Stachanovę taikos sargybą, Vilniaus statybos tresto kombinatas ir jo kolektyvas didžiojo spalio 34-osiams metinėms ruošėsi su dideliu pagirtinu pakilimu. 9 mėnesių statybos planas buvo įvykdytas jau rugsėjo mėnesio 22 dieną. Statybininkai kupini pasiryžimo. Didžiausi spartuoliai Zojaus Petrovo brigados darbininkai, kurie jau viršija planą 3 kartus. Kaip matome, prasidėjo 5-mečio statybos. Gal galėtumėte pasakyti, kas čia statome, kas čia gyvens, kas čia įsikurs? Na, mažos paslapties čia nėra. Yra didelė paslaptis, didelis džiaugsmas. Čia gyvens jaunieji pedagogai. Bus bendrabutis, šeimyninis korpusas, kur jaunosios šeimos galės auginti savo vaikus, kur mes galėsime džiaugtis pasiekimais, stengiamės statyti kuo geriau, nes vis dėlto mokslo žmonės, vis dėlto kylame aukštyn, vis dėlto tarybinis žmogus turi pailsėti savo namuose, jausti didelį komfortą. Girdėjome, darbus lenkite 2 savaitėm. Kaip jums tai pavyksta? Darbas, dirbame visi su užsidegimu, CK komiteto pagalba, skatinimas,
ateina jaunieji pionieriai pasižiūrėti į darbą. Ar mes juos galime apvilti? Niekada, niekada. Ar labai tingisi dirbti? Kaip gali tingėtis dirbti? Juk čia gyvens jaunieji komunizmo žmonės, socializmo žmonės, kiemuose žais mažieji spaliukai, Lenino anūkai. Tikrai džiaugsminga šita diena ir vis laukiame, vis trokštame iškelti pabaigtuvių vainiką. Todėl ir skubėme, stengiamės kuo greičiau pastabdyti, nes žinome, kad žmonės laukia. Galinga yra taikos daina. Tolimiausiuose žemės rutulio kampeliuose visomis kalbomis jis skelbia kilniją taikos idėją. Ragina darbo žmonės vienytis kovoje prieš imperialistinių karo kurstytojų agresyviuosius planus. Tarybiniai muzikai įkvėpti pasiaukojančių